Sveiki, tai šita apžiūra, šitas video yra skirtas tiems, kurie nori labiau susipažinti apie mūsų 5 statomus namus Valų kaime. Čia yra truputėlis pavažiavus iš Grigiškių ir tiesiog aprodysiu, iš ko susideda, kas bus daroma, kad suprastumėte, kaip kas atrodys. Tai šiuo metu mes esame svetainėje, čia bus grindys padarytos, sofa, čia turėsime televizorių, bus įtempiamos lubos apšvietimui ir čia turėsime valgomojo stalą ir čia bus kampinė virtuvė. Viskas bus nudažyta, įrengta, realiai jums čia reikės tik tais televizoriaus ir skalbimo mašinos apskritai name, kad galėtumėte gyventi. Toliau čia turime katilinę, bus pilnai viskas įrengta, be abejo bus duris ir tiesiog čia gaminsime tiek karštą vandenį, tiek gaminsime šilumą. Vienas įdomesnių dalykų šitame name, ką mes sugalvojame šiek tiek perplanuoti nuo prieš tai statytų, tai yra įėjimą padarėme ne per terasos vidurį, o padarėme iš šono, tam, kad jūs pastatę mašinas parkingę, kurį mes parodysime vėliau, tiesiai įeitume per šoną ir čia galėtume nusimauti batus, pasidėti rūbus šitoje ir čia turime tiesiog vonią arba galime eiti toliau į namą. Toliau, ką mes turime, tai yra vienas vaiko kambarys, antras vaiko kambarys ir tėvų miegamasis. Mes stogą apšiltume vata ir dar papildomai užpurškime poliuretano putomis. Einame toliau, parodysime, kas čia yra smagaus. Tai čia turime tiesiog langą. Senesniuose projektuose čia buvo duris, dabar mes turime langą ir čia matysime terasą, ten tas kalnas bus nulygintas, sulygintas, ten yra tiesiog juodžemis ir matysime žolytę. Keliaujame toliau į svetainę, per kurią mes išeisime į terasą. Aišku, čia dar šiuo metu yra tiesiog nesupilta žemė ir gerai nesimato, bet čia bus tiesiog išplotas kelias, turėsime aikštelę, kur galėsime tiesiog sėdėti su draugais. Patys 4 namai, čia esantis iš eilės, buvo labai įdomiai sugalvota, kad mes juos pakreipėme tam tikrų kampų, kad iš terasos mes visą laiką turėtume vaizdą į miškus ir namai neužstoktų vieni kitų. Tai buvo gana įdomus sprendimas, kuris realiai suteikia daugiau smagaus vaizdo. Taip. Šita krūva, jos nebebus, jinai bus išlyginta, čia yra tiesiog sustumtas juodžemis tam momentui, kol dar neturime čia išlieto teisingo reljefo sklypo. Keliaujame toliau, parodysiu, kur yra parking. Tai šiuo metu stoviu prie vartų, kurie bus sumontuoti ir čia mes turėsime parkingą, kur galėsite statyti automobilius. Mintis viso šito buvo sugalvota tokia, kad jūs statote automobilius čia, o jūsų terasa yra už namo tam, kad būdami terasoje nematytumėte automobilių. Tai įėjimas į šitą namą yra per šoninės durys. Taigi, iš parkingo keliaujame tiesiai namo, bus greičiausia keli laipteliai, nusimauname batus, nusiplauname rankas, jeigu reikia vonioje, ir einame į svetainę, iš kurios galime eiti tiesiai į terasą ir džiaugtis vaizdu į miškus. Truputis daugiau apie pačią vietą, tai Valai randasi apie 18 km iki Vilniaus centro, tai grubiai yra 20 minučių kelio, kas yra labai patogu, kad jūs iš karto išvažiuojate į Vilnius Kaunas plentą, kas labai pagreitina atvažiavimą iki čia. Tai už 2,8 km nuo jūsų naujų namų yra Saidės pažintinis takas, kur mūsų grėkių veigia stotelės ir dabar eisim pasivaikščioti pagauti kuo daugiau kadrų.
paėję kelius šimtus metrų, Saidės pažintiniu taku, matome, kaip mažas upelis įeina į Neries upę.